Labai daug literatūros sako. Reiškia, daug, jie ten atrinkinėjo. Tuo metu, kaip tik tai buvo toks periodas. Ir sako, kai aš pradėjau skaityti tai, kas čia parašyta, sako, aš suprantu, sako, taip vieną koją iškėliau į kažkokią kitą erdvę. Sako, praėjo dar 15 minučių, aš ir antrą koją ten iškėliau. O sako, kai reikėjo baigti skaityti, sako, aš nebenoriu perkelti tų kojų atgal iš tą realybę. Sako, galvoju, visai man, sako, klimaksas, marazmas, sako, einu pas Jadvygą. Sako, susvaigau. Sako, čia kažkas tai nesąmonė, negali būti, tai negali būti gerai. Sako, nunešiau Jadvygai, o ta jau ten tokia kiečiausia jų redaktorė ir kritikantė jo dar. Ir jinai sako, nunešiau Jadvygai ir ji susvaigo. O po to buvo taip, kad Kęstučiui Urbai, kuris yra vaikų literatūros asas Lietuvoje, jis yra IBBY, man atrodo, prezidentas Lietuvos, tai yra tarptautinės vaikų literatūros asociacija ir tai yra fondas skyrius Lietuvoje. Ir jis vadovauja jam, ir jis yra tikrai specialistas, jis ir verčia, ir jis tikrai išmano literatūrai. Ir sako, ar tu galėtum Kęstučiui, sako, recenzuoti Nomedos knygą ir pristatyti ją? Ir jis iškart pasakė, ne, negalėčiau. O paskui jis prisipažino, kai jam pasakė, jis pagalvojo, dar vieną žinomas moters užgaidą. Ir jis kategoriškai atsisakė. O jau Lolita, kadangi buvo skaičius, išsispyrė, ir sako, aš pristojau taip, ir sako, Kęstutį, ir sako, aš supikau. Nes jinai pajuto tą nuostatą, sako, aš supikau ir pasakiau, Kęstutį, perskaitykit, o tada kalbėsim. Kol neperskaitysit, net nenori nieko girdėti. Jis irgi paskambino sekančią dieną ir pasakė, recenzuoju. Tai aš gavau daug komplimentų iš tikrųjų. Aš manau, tie komplimentai iš tokių profesionalų, jie labai gražūs. Bet sakau, vis tik tai tas pirmas mano sesers man buvo toks mieliausias.